Sveiki, sveiki namai gimti. Šiek tiek skubame. Jau ir kažkiek vėluojame, nes laukia automobilis. Ir tuoj varysime į San Blas salas, kurios yra Karibuose. Susitiksim netrukus. Dabar skubam. Tokia vėliava. Nu ką, atvarėm į uostą. Bele kiek žmonių. Lyja. Reikėjo šiandien keltis 4:30. Tai ir miego noriu. Ir dar laukia apie kem minučių valandą laive. Tokia temulė. Šiek tiek chaosėlis. Šiek tiek lietutis. Čia eisim, lauksim laivo. Begas gudžių. Even me, I'm kind of scared. Are you guys excited for the boat trip? Oh yeah. This is always the best part. This is always the best part. Glad I don't get seasick. Ką, įsėdame į laivuką. Sei de Adrián. Vanduo tai sriuba. Tikrai ne pats maloniausias boat ridas gyvenime, bet dirbam su to, ką turim. Panašu, kad atplaukiam. Nežinau, čia mūsų stotelė ar ne mūsų, bet pristovom truputėlį. Ten turime kaip kontrolės punktą, kur bosiukai gyvena. Šitame archipelage yra apie 370 salų ir apie 25 communities, bendruomenės, kuriuose gali būti vienoje nuo 20 iki 400 žmonių. Ya tú también. Antes no teníamos, ahora sí, avanzamos. Ya se modernizaron. Perfecto. Atvykom į rojų, gaila tik tai orios, rojų neužsakytas. Išsilaipinom salytėj. Toks vaibelis.
Keliaujam į savo namuką įsičekinti. Kapanas jėlį. Kokosų prikryta visur. Blemba lynoja, kaip abydna. Jeigu čia saulė šviestų, kaip būtų geras. Tai dabar not the same. Bien. ¿Qué? Nada. Es no lo mismo si es sol, ¿verdad? Ai. Aš čia, ji čia. Oho. First things first. Cheers. Tokioj vat kabanytėj apsistojom. Labai paprastutė, bet nieko. Svarbiausia, kad yra stogas ir lavytė. Reikia biškai apsižvalgyti. Turėsim pietus už pusvalandžio. Dar nieko nebuvo valgyta, nes išskubėta 5 ryto. Aš pirmą kartą Karibų salytėj, tai nežinau. Šiaip, ar dėl to, kad saulės nėra, ar dėl to, kad nėra ta sala tokia graži, kaip aš tikėjaus. Tikėjaus gal kažkiek daugiau, bet, paprastutė. Žmonės čia labai paprastai gyvena. Hola, buenos días. Gracias. Reikės biškai vėliau nueiti patikrinti vandenuką. Žydras. Tai va, daugmaž yra visas salos turas. Plius minus. Ilgai lauktas momentas. Einame pietauti. Visas communities renkas. Pažiūrėsim kados, bet manau, kad maistas bus geras. Žuvis. Tikriausiai. Most likely. Pažiūrėsim. Hello, enjoy. Atrodo neblogai. Hola. Hola, wow.
tokie pietus. Tiks. Bet geriausia dalis tai turbūt vaizdas. Nice. Pavalgėm ir dabar einame į beachą. Bueno? No sé qué pensar. Bien. Bazė salos, kur viskas vyksta, restoranėlis, kur ką tik valgėm. ¿Por dónde? Ahí Por acá. Mira. Sí, Claro. un poquito. Por acá. No que nada. O ką, eisim patikrint vandenėlį? Bet pirma, patikrinam šitą vandenėlį. Bats. Važiuojam. Gaivutis. Ai. Auč. Biškutį auč. Pažiūrim, kiek čia reikės toli eiti, kad iki kiaušių įbrist. Kaip platelėse, 0,5 kilometro. O jau pavyškai situacija gerėja. Dugnas nėra pats maloniausias šitoj vietoj, bet toj pamatysit. Ten turėtų būti švaru, gražu. Jau kitas reikalas. Pasakyti. Blemba, negaliu tik kamerą sušlapinti. Aš kaip asilas nepaėmiau vienos detalės ir esu su Creator kitu. Jeigu panardinsiu, nors ir GoPro, bus žopa. Tai reikia atsargiai. Gyvenimėlis. Blemba, jau buvau pasilgęs jūros ir beach'o. Kolumbijoje, kur buvau Medellíne, tai kalnuose realiai. Vis tiek aš labiau esu jūros vandens žmogus negu kalnų, tai dabar enjoynu labai. Temulė. Atsigaivinam truputėlį, galima keliauti į krantą, atsigaivinti kitom priemonėm. Pažiūrėkit. Alio? Au! Šitas ragelis neveikia. O šitas. Alio? Ne, žinok. Ne, dabar ne Lietuvoj. Ne. Blemba. Karibuose. Aha.
Kada grįšiu? Nežinau, bet neieškok. Aha, supratau. Gerai, tada. Aha, laimingai, su Dievu. Davai. Teko padėti ragelį. Nedarbo metu esu dabar. Atostogauju. Paliekęs. Tai vat, būnam. Geriam selceriuką. Gyvenimas nėra blogas. ¿Qué piensas cuántos grados tenemos? ¿Como 25 más? Como 25, 25, 26, 24. No, yo pienso que no sientes que es menor porque tenemos viento. Puede ser. Kokie 26, 25. Maloniai. Galėtų tik tai saulę dar kepinti, iš viso būtų pasikabinų, bet dirbam su to, ką turim. Voy a ir a una hamaca más cómodo. ¿Qué? Voy a una hamaca un poco más cómodo. Sí, ya pienso que más. Va čia yra poilsis. Atsijungt nuo visko, nieko neveikt. Gulėt, byčia. Super. Sveiki salos gyventojai. Pažiūrėkite, kaip mums sekasi. Ant kiek šiaip nebus daug jums čia ką parodyti, nes čia tiesiog būni saloj, čilini ir tiek. Nu, bet gal kažką išspausim. O ką, atsikelto po gero nepo. Norit pamatyti vaizdus iš lovos? Pažiūrėkit, kaip didumo. Kriauklė. Alio? Šitą bazarina kaip reikalas. Nugrėžiam. Šitą irgi bazarina. Ten kaiminėliai. Vėlia kaip paprasta katytė. Užskaitom. Vos neįkritau. Ką temsta jau labai. Pirmą kartą testuoju flashlightėlį. Galvau, gal kažką užmatysim, bet nelabai. Ahí no hay nada. Galvau, kažką užmatė, nichuja.
Rodolfo. Che era misto. Solo gambe. Camarón solo gambas o mixto es como Pulpo. camarón con... Buon provecho. Guarda, mamma, mica per altro. But the thing is, the portions are too small for me, you know? I'm always hungry. Yeah. Yes. Too big, no. The fish is too big. But how did you get the fish? You asked for the fish or no? Yes. Cosa? He asked for one with the fish and one. But I'm wrong. Why wrong? I'm one and one. Vuoi fare cambio? If I... You want to change? You wanna change? No, yes. you want to change. For me, okay. You wanna change? What's this? I'll take the fish. You want? Allora, per me sì, perché io fish You lo so. prefer? Sì. Because for me it's not Oh, enough. ah, fantastico. Ah, perfetto. Io I eat fish one time in a year. In a year. Oh, okay. And here is only in one day 2 times fish. That's funny. Nu ką, 8:30 vakare. Aklina tamsa, buvo ilga diena, pavakarniavom, su italų porelė išgėrėm kelis aliukus. Ir ką, dabar į savo namučius miegot, ilsėtis. Susitiksime rytoj. Labas rytas. Yra be 10:06. Buvo miegotas atidarytom durim ir iš karto vaizdas toks. Wow. Eime truputėlį aprodysiu salą ir kai kurios jos ypatumus. Šiaip šioje saloje ir apskritai šiose salose gyvena guna žmonės. Tai yra nuo senovės čia gyvenantis aborigenai, aborigenų šeimos, tik kurios gali turėti turtą šiose salose. Ir niekas kitas negali. Tu privalai būti guna, kad galėtum turėti nekilnojamą turtą čia, namus, valdyti salas ir panašiai. Čia, pavyzdžiui, yra iš kur gaunamas vanduo. Gėlas vanduo prausimusi. Šitos bačkos eina per čia. Ir tada tu prausies čia. Viskas labai primityviai. Čia tualetai. Dabar turbūt yra užimti, todėl negaliu parodyti. Saloje elektra yra gaunama iš generatorių ir iš saulės baterijų, kurių nėra daug. Pagrindė iš generatorių. Čia tokiuose
Tokiuose namukuose gyvena vietiniai salos gyventojai, kurie prižiūri salą, atlieka visus buities darbus, moteris gamina valgyti ir panašiai. Nesisveikina tokia vidėjais bosė. Dar yra kol kas ankstus rytas, ramu. Žodžiu, dar kol kas sala, tik pabiški bunda. Nėra atvykstančių turistų. Hello. Čilime. Hamakiukė. Reikės ir man atrodo, į hamaką pakristi iki pusryčių. Pusryčiai daug maž už pusę valandos. Įdomu, kas pusryčiam. Žuvis gal vėl? Aš tai nesiskundžiu, man patinka žuvytė. Apėjom greitai salytę ir grįžtam į savo namuką. Tokie pusryteliai. Kiaušė reto ir vaisiai. Skanaus. Pagaliau nustojo lyt, visą dieną lyjo. Nuo 9, gal net nuo 8. Dabar yra 1 valanda, ką tik nustojo. Einame į turą, į natūralius baseinėlius ir dar aplankysim kažkokią salą, lyg ir. Kaip vėliavytė? Čia thumbnailas bus. Čia yra tos Guna genties vėliava ir ženklas. Nu, kaip žinot, reiškia saulę. Tik vokietukai buvo apvertę. Netyčia turbūt. Taip ir gavosi. Mūsų salytė. Čia kita maža salytė. Ta vieta yra kaip ir turistinė, ten, kur mes turbūt ir plauksim, nes ten yra tie natūralūs baseinai. Atplaukiam į natūralių baseinų vietą. Atrodo tiesiog kaip sekluma vidury niekur, bet tai turbūt ir reiškia būtent tai. Gaila, tik tai nepasėmiau dalies GoPro, su kuria galėčiau po vandeniu nert. Tai negalės pafilmuot, ką matom papačią, tai biškis sėt, bet nieko. Sveiki, namai gimtieji. Taip kaip Latelio ežere. Ką tik pasimaudėm baseinėliuose, realiai mačiau tik tai jūros žvaigždę. Daug gamtos nebuvo. Įsilaipinom salytei. Jinai vadinasi Mizdu Private Island.
Mizdu Private Island. Einam padaryti trumpą turą. Šita sala daug didesnė ir turi žolės, ta prasme, augančią žolės, ne tik smėlis, kaip pas mus salytei. Taip pat turi kabanas, kaip mūsų salytė. Wow. Uždaryta. Ar man pabandyti ją atidaryti, ar leist geriau gyventi? Duodam gyventi. Nepasėmiau gaila savo akinių nuo saulės. Susiraukęs turi dabar vaikščiot, bet nieko. What are you thinking? We're looking for starfish. Yeah, he said there's starfish here, but they don't have any colour. The kids were really nice at this place. Yeah, the kids were really cute. He came up and said hello. See, there's 3, but they're not coloured. Are they starfish? Definitely looks I like. can see one. Where's the other 2? Yeah. Hola. Those OG ones, you know, like Yeah, they the carved it out. traditional. Yeah. Very cool. Look how flat it is. Yeah, it's nice and protected on this side. Oh, wow. Beautiful. But that's the private one, right? Yeah. Well, Probably. Yeah. You want to play with the kids? Volleyball with the kids now. Use the coconut instead. Yeah, nice. Look at it. So beautiful. Ese es más grande y este es más pequeñito. Toks mažas krabiukas. Acá. Mira. ¿Sabes por qué es como muy, ellos es muy territoriales y si tienes dos hombres, ellos siempre tienen un conflicto. Haha, mira. Ay. Fight. No. Son inocentes. Tokie maži dalykėliai, bet tiek džiaugsmo suteikia. Buvau išėjęs tenai pasivaikščioti ir mačiau mantą, bet neturėjau kameros su savim. Tai nenufilmavau. Šiaip kasetka visai yra šiukšlių. Tiek išeidamas pririnkau.
Bet ką padarysi? Ką padarysi dalis gyvenimo. Reikia eit pabandyti. Dar gal pamatysi kokių gyvūnėlių. Čia kažkur mačiau mantą. Pasakėlė. Chicos lindos, ¿ah? ¿Tus amigas? Eleni. Esas chicas son más amigables que en nuestra isla, la verdad. Sí. En nuestra isla como... No. Te presento a mi amigo. Salúdenlo. Se llama Hola, Gitis. Hola. Kittis. Eleni. Eleni. ¿Y? Nidelka. Nidelka. Eleni Mucho tiene gusto. 7 años. ¿Y Nidelka cuántos años tienes? 10. 10. Ay, muy bien. Foto. Sí. ¿Quieres Foto. que le tome foto? ¿Quieres que tome foto? Le puedes tomar una foto. Ah, Dime, hola Hola, Lituania. Lituania. ahí, mirando. Mira la cámara y di. Hola, Lituania. Hola. Lituania. Hola. Lituania. Lituania. Sí. Pažiūrėkit, jų rankų gamybos dirbiniai. 5. Hola, 4. Ah. Sí. 4? We only have 4. Because only 4. Ellos tienen solo 4, no tienen más. ¿Puedes venderlo por 4? Trying to ask if we can buy Sí, some dale. smaller for quad. You can. Yes, sí. Yes, you can. Ok, gracias. ¿Cuál quieres? Mia, you might want Which one do you want? one of these, Mia. ¿Y esos también? ¿O cuánto? Actually, that's sick. Tai vat kaip salos gyventojai užsidirba. Iš esmės iš labai mažo turizmo. One for me. She picked. Tú pones por ella que piensas que parece bien para ella. ¿Dale? Big job. Tú. Tú puedes escoger por ella la que te guste. Sí. Ah. Un poco tímida, ok. ¿Cuál es tu favorito para ti? ¿Cuál? You might have to pick me up. Maybe. Yeah, don't make her life Yeah, it's even tricky. harder, you know? Just I'm like, thinking for around my waist. Oh yeah. Maybe blue? Esa es bonita. Yeah, blue. Get that one. I think it's beautiful Yeah? as well. Yeah. I think we should Okay. have this one. Aquí. Esa. Eso. Gracias. Adios. Ciao. Visi šie darbiniai yra rankų darbo. Pažiūrėkit kokias kriauklės. Wow. You know this is a crab, Mia. Yeah, it looks like Look how pretty that crab shell. is. Grįžtant prie temos. Tai šiais rankdarbiais salos gyventojai dasiduria iš turistų, nes tai yra pagrindinis jų pragyvenimo šaltinis. Bet taip pat yra įdomu tai, kad jie nenori daug turistų šitose salose, jie nori išlaikyti savo gyvenimo būdą toks, koks yra anksčiau. Tai todėl visas turizmas yra itin limituotas. Visos grupelės yra tik tai labai mažos ir po keli žmonės. Tai vat, toks tas salos gyvenimas.
Sveiki salos gyventojai. Toma. Pero de acá, de cerca. ¿Y tú mira puerta? Ven. Rápido, rápido. Pero de acá, de más cerca. Acá, acá. Pabuvom salytėj ir atsisveikinam. Lipom į laivelius ir plaukiam. Fainą salytę pažaidėm fulę. Laimėjom 5-3. Ir plaukiam namučio. Parplaukiam namučio. Doesn't have drink. Ah, okay. Sveiki salos gyventojai. Pagaliau turime gražų vakarą. Matome šiek tiek saulytės, kur jau leidžiasi. Pažiūrėkit, kaip gražiai daro viską. Viskas rankų darbo. Vaikai vandenį. Vat gyvenimėlis jau. Viskas salos ribos ir aplinkinėse salose. Maudosi kiaurą dieną, žvejoja ir tiek būna vaikais. Be didesnių rūpesčių. Galvoju, kad nušausiu. Rankas pakelia. Yeah, they're everywhere. Oh, shit. That's a big one right there. Wow, that's so fucking dope. That's cool. There's two. There's one on Yeah, the that's sand. true. That's true. Oh wow, that's so fucking dope. Yeah, that's cool. Oh shit, that's cool. Yeah, they're everywhere. Bro, but actually, like, you need to be careful. Oh, it took off. Yeah, it was like 3 of them or something. You need to be careful not to step on them, right? Yes, So but I when think they, like, these ones have lost their barb. Their barb's either been cut off or... But if you go over there, there's a lot. Nu, va, pamatėm rajas. Einam pažiūrėt, ar rasim daugiau. Gerai, vakarienė. I mean, like, if it's up to me and I'm like planning my own schedule. Blemba, jie gavo traškę vištieną. O mes gavom tiesiog krūtinėlę. That's my screen time. Nu nieko. Dėkingi, kad bent maistas.
Raja. Sveiki salos gyventojai. Baigėsi mūsų išvyka į San Blas salas. Keliaujam atgal į Panamą ir vakare manęs laukia skrydis atgal į Medellyną susirinkti daiktus ir kur keliausiu toliau, pamatysite vėliau. Tai vat, dienelė vėl lietinga. Taip kad galima pasakyti, kad šiaip su oru mum nepasisekė. Saulės realiai nematėme, bet ką padarysi, nepasirinksi. Nežinau, kas vyksta, arba atvežėm vaikus į mokyklą, arba atvarėm jų pasiimti iš mokyklos. Nežinau, šiaip yra sekmadienis, bet įdomiai. Vežamas vaikučius į krantą. Los chiquititos. ¿Y eso? Mira el otro, mira, no hay cerveza. Nežinau, ar matysis, bet parodysiu Panamos kanalą. Labai didelis uostas, industrinė zona, belė kokio dydžio tanklaiviai plaukia. Rimta. Pažiūrėkit šitą oro uostą dydį. Už Palangos mažesnis. Ta prasme, didesnės degalinės buvęs. Nu, bet realiai tą patį aš ir atskridau. Oi. Ir tai yra viskas. Abre. No voy a abrir. Tranquila. Oro uostėlis. Wow. Visą gerą Panamą. Medellín. Sveikas sugrįžęs. Grįžau namo. Žiaurus buvo kamščiai dėl avarijos, tai kai turėjau grįžti per pusę valandos, grįžau per kokių pusantros iš oro uosto namo, tai esu labai pavargęs. Reikia susidėti lagaminą, bet jau šiandien nebėra jėgų, tai sudėsiu rytoj, checkoutas ir keliausim vėl atgal į oro uostą. Tokia tų kelionių dalia. Ačiū labai, kad žiūrėjot, kad palaikėt man kompaniją Panamoje. Parašykit komentarą, pasubscribinkit, pasidalinkit su draugais ir susitiksim kitame video.